Sveiki visi, kas užsukote į mano kanalą. Taigi, tęsiu savo pasakojimus apie magiją, apie savo patirtį ir nieko daugiau. Nuo ko prasidėjo mano tas gilesnis lindimas į ezoteriką? Atrodo, atsitiktinai kažkoks dalykas įvyko, nors aš tai žinau, kad jokių atsitiktinų absoliučiai nėra, nuo žodžio visiškai. Nėra jokių atsitiktinumų ir niekada jų nebuvo. Bet ne apie tai. Taigi, vieną dieną pradėjau jausti tokį kvapą specifinį, bet galim sakyti, kad galima sulyginti, kad kvapas panašus į kanalizacijos. Žinoma, aš automatiškai pradėjau ten pilstyti visokias priemonės, ką aš tai darydavau profilaktiškai, nežinau, ar kas mėnesį būdavo pas mane taip, kad aš profilaktiškai tai darau, tam, kad neužsikištų, nes šito be proto labai bijojau ir kadangi pas mane ilgi plaukai, pas mane buvo katytė gyveno, plauni viską darai, kad nebūtų tokių problemų. Bet visgi iškilo man šita problema. Ir, ką galvoju, susitvarkysiu, vadinasi, kažkur kažkas, bet kaip nepraeina tas kvapas, taip nepraeina tas kvapas. Klausinėjo aplinkinių, ar jūs jaučiat ką nors. Šiaip didžioji dalis man sakė, kad nieko nejaučia. Ir buvo momentas, kad, blyna, čia aš išsigalvoju, kad man čia toks kvapas ar kaip. Bet šiaip tai nebuvo paslėptis, ar aš kažkur girdėjau, kad yra žmonių, kurie jaučia tam tikrus kvapus energetiniam lygmenį. Tai aš pradėjau domėtis, lindau į įvairias grupės, būrėjų, aiškiaregių, ten žodžiu, kokių tik grupių nebuvo mano aplankyta. Aš pradėjau domėtis tuom, susipažinau su tokia moterim, pavadinkim ją Rita. Žodžiu, mes abidvi kapstėmės, pas ją buvo vienos problemos, pas mane kitos problemos. Žodžiu, lindom į magijos saitus, su rūnų formulėm valėmės savo namų energetiką, žodžiu, ieškojom ten didžiausias formulės, piešėme ant lapų, dėjomės po pagalbę, žodžiu, miegodavom, nežinau, ten koks laikas buvo, ar tai savaitė, ar ten kelios dienos, žodžiu, nesvarbu. Ten, žinokit, neprisimenu jau taip, kad taip konkrečiai jums pasakyti tiksliai. Ir aš nemanau, kad tai čia esmė. Esmė tame, kad Inga lindo į tą magijos egregorą vis gilin ir gilin, norėdama išsivalyti savo namų energetiką. Netgi tas rūnas, kai kurias piešiau ant lapukų, dėjau kažkur už paveikslo, kad namus saugotų įvairių, ten apsaugų buvau apsidėjusi, žodžiu, buvo, kad ir nešiau aukas, tai vyną, alų, degtinę, man atrodo, vaisius, saldainius, monetas, žodžiu, panislas, tam, kad išsivalyti namų energetiką. Po to man viena pažįstama, kuri, galim sakyti, mediumė, nes jinai matydavo tuos numerėlius, zombius, galim pavadinti jį zombiais. Tai šita pažįstama man patarė pasmilkytis šalavijų, nes jinai tokiu būdu atsibaidydavo nuo tų zombių, galim sakyti. Ir šiaip iš tikrųjų laikinai tai padėdavo, bet tai laikinai. Tai praktiškai ten parai dviem ir viskas, o po to viskas vėl iš naujo. Ir aš toliau, kaip sakant, kuičiausi toj magijos virtuviai
ieškodama įvairiausių būdų. Ten rūnų formulės kažkurį laiką man padėdavo, bet po kurio laiko viskas sugrįždavo. Man kažkas rekomendavo daryti diagnostiką ir žiūrėti, kokia tai priežastis iš tikrųjų. Ir kažkaip aš galvoju, nu dabar reikia čia prašytis, aš tai to nesugebu, daleiskim. Ir reikia man čia kažkokios raganos konsultacijos, ko aš nenorėjau. Ir tai kainuoja, ir aš tų pinigų tokių neturėjau iš tikrųjų. Ir aš galvoju, tiek jau to, aš kaip nors pati. Ir faktas, kad aš išsiaiškinau, dėl ko tai man buvo, bet tas mano išsiaiškinimas buvo kur kas vėliau. Aš nežinojau visgi, ką toliau daryti su tuom iš tikrųjų, nes tai buvo padaryta magija. Aš nežinojau, bandžiau įvairiausiais būdais su rūnom tą daryti, bet nesugebėjau aš tai iki galo padaryti, aš taip suprantu. Jie kaip ten dviese stovėjo kampė, taip stovėjo, žodžiu. Kažkurį laiką tikrai stovėjo, nes mano katė ten pastoviai tą kampą žiūrėdavau. Tai aš galvodavau, ko jinai ten labai žiūri. Aišku, jie išeidavo po mano tų tokių šamanizmų visokių, bet po kurį laiko jie ten vėl pasirodydavo. Nes man labai dažnai jausdavosi įvairios tokios sunkios energijos vaikštinčios. Pas mane tai žiauriai. Chaosas buvo, aš nesupratau, kas ten pas mane ten, žodžiu. Labai sunkios energijos vaikščiojo ir aš žinau tikrai, aš dabar, kai jau jas sugebu atskirti, tai aš jau tikrai žinau, kad ten buvo numirę žmonės, nes jų energetika būna labai sunkia. Nu tokia, aš dabar tik neseniai išmokau atpažinti. Tai vat šitiek metų praėjo, o tuo laiku aš tikrai nesupratau, bet mane daužė į visas pusės, įvairios energijos. Tai ir aišku, rūnų man neužteko, faktas, aš pradėjau įvairius ritualus daryti, radau, kaip sakant, pastumėjo mane toliau, kad dar daugiau domėkis, ir aš radau tokią raganą, atsivadinusi netgi mano vardu, toks pat vardas kaip ir mano, bet faktas, jos ten tik tais sceninis vardas toks sugalvotas, jos tikrasis vardas buvo visai kitoks. Ir jinai taip gražiai dalino savo sukurtus ritualus tokiem paprastiem žmonėm kaip aš, tokiom avelėm paprastom, kad čia va, tiesiog kaip saldainius jinai mum mėtė, žodžiu, čia nieko jūs blogo nepadarysit, jums čia nekenksmingi ritualai, svarbiausiai nekenksmingi ritualai ir, žodžiu, jūs tik darykit. O ten jinai atskirdavo, o ten kitus jau ten rimtiem meistram, ten jau su kapinėm visokiam, žodžiu, jau ten atskirdavo, jūs čia nelysit. Na, žodžiu. Ir faktas, aš tai dariau visokius ritualus, sėkmiai ir taip toliau. Kad tik tais man kažkas ten susitvarkytų, nežinau, kas ten susitvarkytų, nes kai tau padaro kažkokį maginį dalyką, tai sėkmė pas tave būna praktiškai ant nulio. Jeigu tu nesidomėtum tą pačią magiją, jeigu tu nebūtum įlindęs į tą magijos egregorą, tai gal būtų dar kitaip, nes čia dar priklauso nuo žmogaus, kokios jis yra energetikos, ar jam prikips tą magiją, bet šiaip tai jinai, jei ir neprikimba, jinai šalia stovi. Tie dalykai, tie zombiai šalia vis tiek stovi, nes jiem duota komanda ir jie stovės, nes jiems duota komanda ir viskas. Programa niekur nedingsta. Gali nesuvykti taip, kaip norėta, bet programa jinai nedingsta. Tai va, taip ir buvo ir man. Aš ten visokiais įmanomais būdais valiau savo namų energetiką, save ir
tuo pačiu daug giliau lindau į magijos egregorą. Žodžiu, klampiau po visą tą pelkę. Ir kai tu esi toj pelkiai, tu pritrauki tik tam toj pelkiai vaikštančius žmonės, tokius pačius, kaip tu esi pats. Tai vat, tai po to prasidėjo numerologija, ta visa matrica sudarimas, tai ten buvo numerologija jungianti su taro, žodžiu, aišku, pas mane ir taro atsirado, dabartinio vyro, tada jis nebuvo mano vyras, mes buvom tik pažįstami, draugai tokie ale, tai paprašiau, kad man atvežtų kortas, nes tarkim pas mus jos buvo žymiai brangesnės ir aš būtent norėjau tos kaladės, o ne kažkokios kitokios. Tai žodžiu, jis kada svečiavosi Lietuvoje, jisai man atvežė. Tai ir paneslausi. Žodžiu, tai buvo, kad aš pažįstamėm sudarinėjau ten tą visą matricą, man buvo įdomu, bet kas keisčiausia, aš jausdavau tą tokį pasijungimą, rašau apie žmogų ir tiesiog visą tokį stulpą energijos jausdavau ir informaciją tiesiog eidavau apie tą žmogų. Tiek, kad aš nerašydavau visko, kokia man informacija eidavo, nes aš tai pabijojau, aš pagalvojau, kad tai čia gali būti nesąmonė visiška ir aš daug ko nerašiau, aišku, ir galbūt gerai, nes taip apsaugojau turbūt nuo daug dalykų. Ir taip aš treniravausi ant kitų žmonių, bet treniravausi ant tų, kurie nori. Ta prasme, duoda sutikimą ir viskas. Ant tų, kurie nenori, aš nelindau aplamai. Netgi, kai paprašydavo šitą rytą, paprašydavo manęs, kad tu pasižiūrėk ten jos ten buvusi vyrą ir taip toliau, sakau, nežinau, sakau, šiaip nėra man faina kapstyti informaciją apie tos asmenis, kurie neduoda sutikimą, sakau, pat aš jausdavau tokį dalyką, kad tai yra negerai iš tikrųjų, nors užklausus tokį klausimą, tarkim, būrėjų ten grupėse, tai juokas jom ima, žodžiu, jos ten be jokių klausimų, jos žino, kad jom viskas galima, žodžiu, jos daro, bet čia jų, kaip sakant, asmeninis reikalas. O rūnų formulės traukdom iš vieno ranganų saito, ten buvo rusų saitas, ten labai buvo platus, labai daug įvairiausių ritualų, būrimų, įvairiausių, tiek su rūnom, tiek dar visokio, nežinau, ten beproto daug informacijos įvairios. Ir iš to pamatai, kiek yra labai daug raganų, raganių, kurie smarkiai praktikuoja ir jie treniruojasi netgi ant įvairiausių žmonių, be jokių sutikimų. Tai vat, ir mes ieškojom įvairiausių rūnų formulių, piešėm ant lapo, dėjomės po pagalvę ir rytais, kiekvieną rytą mes aiškinomės su ta rytą, aiškinomės sapnus, ką mes sapnavom, viena kitai padėjom. Tai vat, buvo tokia mūsų, galim sakyti, rutina. Žodžiu, aš bandau tą, aš šitą formulę dabar kalsiu, žodžiu, mes jau ten taip kalbėjom, kad prisipieždavom ten tų formulių rūnų visokių. Ir žinoma, pritraukiau dar lietuvę kažkokią Zitą, nežinau, nebeatsimenu. Ar tai Zita, ar Zita logo, kažkas tokio. Jinai ten kurdavo formulės ir, žodžiu, jos dar išbandėm. Žodžiu, viską bandėm po polnai programai. Ir ant šampūnų jau, po to ant rankos piešdavom tam tikras formulės. Iš tikrųjų buvo ir įdomu, nes tu jas jausdavai. Tų formulių energetika jausdavosi. Tai šaldydavo, tai šildydavo,
Žodžiu, įvairiai ten būdavo, aišku, visokios apsaugos, namų apsaugos, tavo apsaugos. Žodžiu, ką ten jau be pasakoti, kai jau ten įklimpsti ir jau ten ant kiekvieno kampo įvairiausios runos, be kortų nei dienos, reikia pasižiūrėti tą, reikia pasižiūrėti aną. Taro kortas, ką žinau, aš jų reikšmės kaip ir turėjau, buvau susiradusi, bet nelabai aš jas tas reikšmės žiūrėjau. Man per jas eidavo kažkokia informacija, aš ją nuskaitydavau ir viskas, nežinau. Nepasakysiu, kad aš ten labai jau gerai kažką mokėjau, nežinau, tiesiog galim pavadinti, kad aš ten žaidžiau ir viskas. Ir žaidimas mano ten buvo, konkrečiai ten buvo žaidimas. Ir nepasakysi, kad ten kažkokia tų sėkmė atėjo ar pinigų padaugėjo. Jų kaip nebuvo tiek, taip nebuvo, o išlaidos visokiam žvakėm, smilkalam, dar visokiam nesąmonėm, statulėlėm, įvairiom ten žodžiu, išlaidų buvo daugiau negu ten kažkokių įplaukų. Na, tiesiog aš gyvenau tuom. Man buvo įdomu. Buvo, aš atsimenu, netgi kažkoks ritualas, kada reikėjo cigaretę surūkyti, o aš jau buvau metus rūkalus, nežinau, kiek metų aš nerūkiau. Turėjau pakelį pasidėjus būtent tam ritualui. Žodžiu, sutraukdavau 3 dūmus ir, žodžiu, palikdavau smilkyti. Nu, įsivaizduokit, iki kokio lygio, tas įvyko mano gyvenime. Tai vat. Ir po to, po truputį traukėsi į mane tokie panašus žmonės, kurie plavinėja po šitą magijos egregorą, klampinasi. Tai taip pat buvo tos Rytos draugė. Paprašė, sako, tu pasižiūrėk jos energetiką, tu jauti, nes aš pradėjau jausti žmonių energetiką. Daug ką pradėjau jausti iš tikrųjų. Ir matyti faktas. Tai paprašė tokio, kad tu pažiūrėk į mano draugę. Nu gerai, sakau, atsiųsk pas mane, kaip kokia ekspertė, žodžiu, atsiųsk pas mane. Ir aš pirmą kartą gyvenimą pajutau tokią euforiją. Aš niekada tokio jausmo nebuvau jautus. Ir kai pradėjau šitą filmuką kurti ir pasakoti, o aš pasakoju tikrai jau ne vieną kartą, vis kažko man pritrūksta ir aš iš naujo išjungiu ir iš naujo. Tai būtent aš prisiminiau tą žmogų, jos vardas Roma, aš jos vardo nekeičiu, nes jin taip nefigūruoja labai ypatingai ir nemanau, kad jai kažkas ten pasikenks. Ir aš pajutau euforiją, aš ją iškart rašau, tu jauti, sakau, tokį jausmą, nes man iškart ėjo, kai tik jin parašė labas, sako jo. Ir buvo toks, nežinau, nemoku aš pasakyti, kas yra euforija. Natūraliai, kažkoks susijungimas buvo energijų ir gavosi kažkas tokio, nemoku pasakyti, kažkoks laimės hormonas kažkoks išsiskyrė ir tai daleiskime iki šios dienos, aš buvau pamiršus apie tai ir man dabar bus proga išanalizuoti, kas tai buvo. Tuo laiku ėjo, praėjo, tai trūko kažkur parą laiko, 2 paras laiko, aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet man reikia dabar paieškoti, tiksliau išsiaiškinti, kas tai buvo tuo laiku. Nes buvo labai keista. Ir žinokit, kai buvo ta būsena, mes ten inirtingai susirašinėjom. Bet tai būsenai dingus, mes kažkaip taip, išsiskirstėm. Bet iš tikrųjų į jos energiją taikėsi visai kitas žmogus, vyras, ir galėjo tas vyrai, magai, jie sugeba labai stipriai žmogų atblokuoti nuo visko. Aš tą
papasakosiu toliau, kas čia jau nežinau kelinto video bus tęsinys, bet aš įsitikinau tuom, jie labai sugeba žmogų gali atriboti aplamai nuo viso pasaulio ir uždaryti jam duris visas, kad jisai sėdės vienas ir galim sakyti, jiem niekur nesiseks ir būtent Roma turbūt buvo tai padaryta jai, nes kadangi jinai vaikščia pas tokį irgi bioenergetą, nežinau pas ką, tikrai nežinau, žinau, kad Šiauliuose ir ar dar kažkur, nežinau, aš netgi neatsimenu, iš kur jinai pati buvo, ar iš Šiaulių, ar aš dar kažkur. Nemanau, kad čia esmė ir mes taip su ja išsiskyrėm, bet tas momentas man labai prisiminė visai neseniai, kodėl mes taip visos išsiskirstėm, todėl kad tuo metu pasirodė didysis mano žmogus, kurio dėka įgavau labai daug patirties. Bet aš gal ne apie tai, noriu dar papasakoti apie meditaciją ir po to jau pabaigai aš apie tą žmogų užsiminsiu, nes aš manau, kad kitam video aš turėsiu apie jį pasakoti. Kadangi tuo laiku aš ne tik klampinausi magijos pelkėj šitoj, bet aš tuo pačiu metu pradėjau medituoti. Ir man taip gavosi, nežinau, kažkaip taip vienu metu viskas gavosi. Būdavo, kad aš noriu poilsio, tarkim, atsigulu lovai pagulėti, pailsėti. Nes pas mane buvo toks ritmas, aš iš ryto anksti atsikeldavau, eidavau į sporto klubą, 2 valandas tenai, žodžiu, grįždavau, padirbdavau ir po to, žodžiu, aš norėdavau tam tikro poilsio, bet nemiego. Nes aš nemėgėjau miegoti dienos metu, man tai, žodžiu. Tai man reikėjo kažkokio tokio atsipalaidavimo ir aš kažkaip priguldavau, įsikišdavau ausinukus ir klausydavau tokią meditacinę muziką. Ir užsimerkiu. Ir būtent tas mano užsimerkiu ir pradėjau aš matyti tuos vaizdus. Aš vaikystėje juos matydavau, bet aš labai bijodavau juos matyti. Aš juos blokuodavau, aš stengdavausi kuo greičiau užmigti, kad aš tik tų vaizdų visokių nematyčiau. Tai ir paskutiniais taip metais aš turbūt nieko nematydavau, pas mane turbūt buvo užblokuota. Ir matomai tos domėjimasis magija ir visa kita, tas pradėjimas jausti energijas, atkimšo tą, atblokavo kažką ir, žodžiu, aš pradėjau matyti vaizdus. Galim pasakyti tokie vaizdai, kaip tarkim iš filmo Avataras. Tai yra labai ryškus ir labai įdomus. Bet tai čia tokie buvo laikini tokie vaizdai, tokie drugeliai, tokios sielos labai gražios, kosmosas, žodžiu, labai daug gražių dalykų mačiau, bet labai trumpai. Po to teko tokius matyti alevizijas, vaizdus alevizijas, nes tarkim aš to žmonės mačiau po kelių metų kitoj vietoj, kitoj pasaulio vietoj, kaip čia pavadinti. Mačiau juodi, tokį kaip hipi, barzdytė, kas čia tokie dredai, tie toks turbanas kažkoks įdomus margas. Ir aš paskui jį sutikau čia Čikagoj, downtown'e, prie to rato kažkur, netoli. Ir aš net savo vyrai sakau, klausyk, šitą žmogų aš mačiau per meditaciją. Tai buvo dar keletą tokių vaizdų, bet jie buvo tokie neryškus, trumpi. Po to buvo tokie labai gąsdinantis vaizdai. Vienas iš jų tai, kad aš pajutau, kad esu žmogaus kūne, matau, žodžiu, vidų.
Ir aišku, aš išsigandau, atsimerkiau. Netęsiau savo to analizės, kokiam aš kūne aplamai, ar aš čia savo ar ne savo, aš išsigandau, atsimerkiau viskas. Ir man daugiau nepavyko tiesiog. Tiesiog man taip būdavo spontaniškas kažkoks įlindimas kažkur, nežinau. Net nebūdavo mintiese, kur aš ten papulsiu, kur nepapulsiu. Nes šiaip tai mano buvo tikslas tiesiog atsipalaiduoti, sugaudyti tas mintis, koncentruotis į save ir kad nebūtų minčių to balagano, kas ir siekiama per meditaciją. Tai vat, o po to jau buvo toks momentas, jau lotoso pozui sėdėdavau. Tai man dabar atsisėsiu lotoso pozai. Ir žodžiu, ir buvo toks momentas, kad aš jau tokių labai įmantrių vaizdų nematydavau, tokiais gal tik bliksniais kažkokiais matydavau. Pagrindę matydavau tokiom bangom, violetinė spalva, maišydavosi su kitom spalvom. Bet čia irgi tokia kaip diskoteka buvo faina, iš tikrųjų. Toks relaksas. Ir taip pamatau veidą, juodą veidą. Visokiais tais brūkšniais baltais ištepliota, aišku, iškart vudu, nes tu nematai vaizdą ir toks nukutis negražus. Žinoma, kad aš iššoktelėjau, bet kažkokios tos baimės jausmo pas mane nebuvo, gal kad esi tokioj būsenoj ramioj. Nes kas yra meditacija, tai yra rami būsena. Tu sieki su meditacija harmoniją savyje, nusiraminimo, harmonijos ir tave išgąsdinti tokioj būsenoj, aš nemanau, kad įmanoma, bet faktas, kad tu nieko nematai ir tau toks veidelis, tu šiaip netaip vis tiek pašoksti. Žinoma, aš tada tuo laiku nesupratau, kodėl čia man rodosi tokia veidelė, aš čia pamaniau, kad čia man kažkokia, oi, faina mistika. O iš tikrųjų, ką norėti, kai tu klampinėsi magijos egregore, kai tu naudoji raganos ritualus, pasėten hebros, patikėkit, knipždėti knipždą ir matomai atvarė ir pas mane pasižiūrėti, kas čia tokia. Tai vat, tai visi tokie reikalai su meditacija buvo. Šiaip tai meditaciją rekomenduočiau žmonėm tikrai, bet medituokit vieni namuose, atsisėdę. Geriausia būtų, kai namuose nieko nėra. Nes jūs būsit savo erdvėj ir ne kieno kitoj erdvėj. Ir automatiškai medituodama valysit savo namų energetiką. Aišku, yra tam tikrų būdų, kai gali tą padaryti be meditacijos, aš jau senai esu meditavus, tikrai prisipažinsiu, aš jau to nebedarau. Mano būsena pastovi, jeigu tu esi ramus viduje, esi esi harmonijoje su savimi, tai ir yra meditacija, tavo vidinė būsena. Tai vat, o jeigu kam reikia, medituokite vieni, į jokias grupės nesivelkite, absoliučiai į jokias online meditacijas, išgelbėkim pasaulį ar dar kažką, pakelkim vibracijas. Čia patikėkit, jūs tiek prisidirbsit reikalų su tokiais dalykais. Esu ir aš pakėlus vibracijas, kabutėse, tikrai ne vieną kartą. Ir kas nutinka, tai yra nusirbimas tavo energijos, tai geriausiu atveju, o blogiausiu atveju, kai jau ten tau pagadina. Nes kas dirba su energijom, tas jau ir sugeba, patikėkit, pasiimti savo gero, o jum uždaryti visus kelius ir, žodžiu, galite atsikelti ir nebesuprasti, kas su jumis darosi ir aplamai, kodėl jūsų gyvenimas byra kaip kortų kaladė. Tai va, būkite žmonės atsargus, nesivelkite jokias tokias bendras visuotinės meditacijas. Jeigu norit namuose vieni, mokinkitės kaip norit, vat, kaip tarkim aš galėdama lovai, atsigulu į lovą tiesiai be jokios pagalvės, aišku. Ausinukai, meditacinė muzika.
Tie tinka visi, ten čakrų, ten valymai labai tinka. Tokios tik muzikytės, tokios paprastos. Ir medituokit. Nuo to pradėkit, jeigu jums to reikia. Tikrai nesivelkite tas visokias gurų meditacijos, kurie atvažiuoja ir grupės visokias rengia, žodžiu. Nežinau, iš tikrųjų aš rekomenduoju, jeigu jūs manote kitaip, nu tebūnie, jums turbūt reikia patirties, bet aš iš savo patirties sakau būtent taip. Tai vat, tiek galbūt apie šitą meditaciją, ten labai daug nieko nepripasakosi ir kam ten reikia įvairiausių vaizdų nupasakoti. Nu, tiesiog būna žmonės, kad jie vaizdus ir taip mato, kaip ir aš būna matau. Tai nebėra to paveiksliuko gražaus. Jei aš matau, tai nebūtina man matyti tą paveiksliuką. Aš tiesiog matau, eina informacija, tu matai, tu greičiau jauti, negu va taip matai. Tenai mačiau ryškius paveiksliukus, o dabar aš jaučiu, ką matau ir viską. Tai vat, aiškiaregystė ir yra jausti, ką tu matai. Tai yra geresnis variantas, negu matyti paveiksliuką. Paveiksliuką matant, jį dar reikia iššifruoti jį ir būtinai patikrinti, ar tas paveiksliukas yra tikras. Nes gali tai eiti programa kaip holograma, kad tai gali būti dirbtina ir taip toliau. O kai tu jauti, kad tu tai matai, tai čia jau tu iš savęs. Tai to tikrinti net nereikia, nes tu jauti. Tai va, čia toks biškio nukrypimas. Tai va, tiek apie meditaciją. Ir sugrįšiu prie to momento, kada papasakojau, kai įsikišo naujas žmogus. Nu, jisai neįsikišo, aišku, bet tos jėgos, kurios kontroliavo, jos tiesiog jie įterpė į mano lauką, kaip čia pavadinti. Ir kaip jinai įsitraukė, aš tiesiog draugį ieškojau kažko tokio bioenergeto, čia buvo tokia mada, visi čia vadinasi bioenergetais. Aš galvoju, kad čia kažkas jau tokio švaraus, žodžiu. Ir aš draugiai ieškojau, na, kadangi aš buvau tose grupėse, magijos visokiose, tai aš ir ieškojau tokio žmogaus. Aš atsimenu netgi, o kaip aš jam nusižiūrėjau, daleiskim, vat, šitą žmogų, kaip aš nusižiūrėjau, ne, kodėl būtent jinai. Aš atsimenu, buvau kėlusi fotografiją su akmeniu, man buvo vyras atvežęs. Jisai, aš dabar tikrai nepasakysiu, ar jisai Piratų saloj, ar kur jisai ten kažkur tą akmenį pasigavo. Nu, jis mėgėjęs akmenukų buvo prisirinkti. Žodžiu, jisai kažkur atostogavo, ar Meksikoje. Dabar aš tikrai nepasakysiu, nu, parašysiu. Vat jo, kai paklausiu, iš kur tas akmenukas, jis man tikrai pasakys ir aš vat jum parašysiu, kuris ten buvo ir iš kur jis yra. Ir aš tiesiog buvau įdėjus fotografiją su to akmenuku ir aš atsimenu, jinai man parašė kažką apie tą akmenį. Nu, ta informacija kažkokia, kad ten kažkoks vaikinukas ten, žodžiu, mirė. Ai, žodžiu, žinokit, aš ten tiksliai nebeprisiminsiu, bet kažkokią ten pasaką sukūrė. O aš, žinote, buvau patikli ir, na ką, man buvo įdomu. Ir po to dar kažkurį kartą, va taip aš užsekiau ją ir jai parašiau, sakau, o tu galėtum mano draugiai padėti, na. Gerai, jinai, tipo, kai grįšiu į Lietuvą, susitiksiu. Na ir aš draugiai perdaviau tos linkėjimus. Ir, žodžiu, nuėjau mano draugė, jinai kažkaip tai papasakojo, kad patiko, na. Bet mano draugė iš tikrųjų jau yra buvusi
pas tokio pabudžio žmogų ir jau jinai žinojo. O aš nebuvusi. Ir tiesiog man buvo įdomu. Ir aš parašiau vėl jai, kad aš norėčiau su ją susitikti. Ir kai aš nuėjau pas ją, aš kažkaip nusivyliau. Man buvo, aš nežinau, man kažkaip keista, gerai, jeigu žmogus įsivaizduoja, kad jisai kažką geba, aš taip tuo laiku supratau. Tai vadinasi, jis turėtų ir matyti tokio kito žmogaus įvykius bent jau kažkiek į priekį, nes mes visi į priekį kažkiek pasąmoniai mes kažką planuojame ir tiesiog. Bet jinai nieko man nepasakė, pas mane buvo klausimas, ar man pavyks susirasti kitą gyvenamą vietą, nes kaip ir man čia yra gerai, bet aš jaučiu, kad tiesiog man laikas išeiti iš tų namų, ta prasme, tiesiog jaučiasi, būna, kad taip, kiek galima, žinote, gyventi tuose namuose, kai tu, tarkim, už nuomą moki nedaug, anksčiau ar vėliau arba žmonės kelia kainą, arba paprašo, kad tu išeitum, maža, ką šeimininkas ten nesiruošia gyventi ir galbūt parduoti nori, nors tokių irgi kalbų buvo. Tai man tiesiog buvo tas įdomu. Ir jinai pasakė, kad tu niekur metų bėgyje ar ten 2 metų bėgyje tu niekur neiškeliausi. Ir aš taip galvoju, kaip ir ne tai, kad pasakė, gerai gali būti, visko gali būti, gal ir gerai iš tikrųjų, kad nereikia kažko ieškoti. Bet kažkaip tai galvoju, kažkas yra čia ne taip, aš tai tarkim jaučiu, kad visiškai ne taip, Ir aš kažkaip sumokėjau pinigus, atsimenu, aš niekada nesigailiu, jeigu aš visada sumoku, kiek reikia ir aš uždarau kanalą, ta prasme, pas mane nebūna tokių, kam aš tiek sumokėjau, be reikalo, pas mane tokių dalykų niekada nebuvo ir nebus. Pasakė tiek, padėjau, viskas, uždariau duris ir nebemastau apie tai visiškai. Ir jinai ne tai, kad įvardino sumą, o jinai pasakė, kiek tu gali duoti, kiek tau atrodo. O aš, kadangi niekada nebuvau skupi, aš atsimenu, ar 20 padaviau, galvoju, turėkis, čia tu sugaišai laiką su manim, tiek to, aš toks žmogus nesmulkmeniškas, aš niekados turgui nesidėrėdavau, niekados neprašydavau, kad dėrėti su manim, bet man turguose, tarkim, gaudavosi taip, kad man nuleisdavo patys žmonės. Nuleisdavo jie patys, man nereikėdavo dėrėtis. Gal dėl to, kad aš su jais nesidėrėdavau, nežinau, taip pabūdavo man. Ir aš visada duodavau, kaip sakant, pas mus pačia Amerikoje, tai visada duoda arbatos mažiausiai 5 baksus. Aišku, kiek dar žiūrint, žmogus tų smulkių turi, dar čia nuo to priklauso. Bet čia yra pripratinti duoti arbatos, ta prasme, tu pasakai sumą, tau duoda vis tiek, daugiau. Čia jau toks yra mentalitetas, aš nežinau, kaip čia pavadinti, bet aš taip pat darydavau Lietuvoje, jeigu man ten sakydavo, būdavo, kad lygiai paduodu, bet būdavo, kad aš tiesiog daugiau paduodavau ir viskas. Galvodavau, tau gal reikia, žodžiu, šiaip tai ir man reikėjo, bet, aš niekada, sakau, nebuvau skupas žmogus ir man, ir likščiol esu toks žmogus ir man kažkaip aš neskaičiuoju. Tu susikrausi turtų nuo to, jeigu tu būsi skupas žmogus. Bet Žydelis kitaip pasakytų. Žodžiu, aš visai nukrypau nuo temos. Tai vat. Bet tai buvo, mes išsiskirstėm, žodžiu. Ir ar po kokios dienos, kad tikrai praėjo
trumpas laikas iš tikrųjų, ar po dienos, ar po pusdienio, netgi neįsivaizduoju, bet tikrai nedaug laiko. Ir jinai man parašo, aš noriu su tavim susitikti, ar galiu ateiti į svečius. Vau, galvoju, į svečius. Nu, okei, aš tokia, aš nebailė buvau, ta prasme, gerai, ateik. Na ir prasidėjo tas mūsų bendravimas. Galima sakyti, man tai buvo tikrai įdomu. Dar net pagalvojau, visai faina pakalbėti su žmogum, kuris ir energijos jaučia, ir kažką tokio nusimano. Bet vienintelis dalykas, kas man užkliuvo, kad jinai atėjo, mes pakalbėjom ir jinai jau sekančią gal dieną. Ar nesekančią, bet praktiškai irgi nedaug laiko praėjo. Jinai man rašo, ar tu gali man paskolinti tiek ir tiek. Man tikrai, aš visada suklūstu tuo metu, kada žmogus iš manęs prašo paskolinti. Aš visą sustingstu ir galvoju, ką dabar daryti. Kadangi suma buvo tokia menka, iš tikrųjų, galvoju, gerai, paskolinsiu, tiek to žiūrėsiu. Suma nedidelė, bet jau pas mane tokios akis stačios, jau žinokit, akis stačios jau buvo. Nes kiek žmonių yra pasiskolinę iš manęs, kad ir menkas sumas, jie niekados man neatiduodavo. Bet kadangi būdavo menkos sumas, kažkaip tai ne taip pabydna, bet faktas, kad yra tas negerai, nes iš tavęs paėmė, žodžiu. Ir aš, kaip sakant, suglaudžiau užsitęs, akites, bet aišku, jinai atidavė ir mes susidraugavom. Aišku, aš džiaugiausi, kad turiu draugę ir taip toliau. Ir va jai atsiradus tiesiog Rita Roma, jos, kaip sakant, išėjo iš mano gyvenimo. Tiesiog mes nutrūko bendravimas visiškai. Dar, aišku, aš su Rita buvo ten momentų, kada mes susirašinėjom, bet Roma iš viso, kaip dingo, taip dingo. Dar turiu aš šios ten Skype'ą, bet, žinot, kam ten lyst, iš tikrųjų. O galėčiau paklausti, kaip laikosi, kaip gyvena, žodžiu. Tai va tokia istorija. Tokia istorijos dalis dar viena. Ir aš manau, jau kitame filmuke papasakosiu toliau, kaip ten vyko visas mano tas pažinimas. Ką jinai man rodė, ką jinai man pasakojo. Ir susipažinau su jos darbo specifika. Susipažinau su jos pagrindiniu įkūrėju šito viso raganyno, galim sakyti, Šabakštyno raganyno. Jų visas ten praktiškai klanelis yra, mini klanelis. Bet kiek supratau, tas mini klanelis prieš didelį klaną, kuris yra Vilniuje, neatsilaiko. Bet, žinokit, aš ne apie tai, jų ten tas visas Šabakštynas po biškį byra ir, aišku, birės, nes jos eina prieš visatą. Taip, atėjo, kaip sakant, visgi atėjo valanda šitoji, kada nuo šio žemelės raganoms bus nušluotas. Iš lėto, aišku, greito nieko nevyksta, faktas. Fiziniam planetai greitai niekas nevyksta aplamai. Labai išsitempia į laiką, jeigu tu darai tam tikrus veiksmus energetiniam planetai, žinokit, gali išsitempti į metus, į 2 metus. Taip greitai niekas nevyksta, bet vyksta. Džiugu, kad taip vyksta. Tai vat, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, kam patiko, aišku, tam patiko, tas toliau mane žiūrės ir klausysis, ką ta Inga tauškia. Kitiem, jeigu aš šizofrenikė, sorry, aš
pabūsiu jūsų ta psichinė ligonė. Bet aš nesutinku. Šizofrenija sergantys žmonės, jūs pasidomėkit YouTube, kaip jie atrodo ir ką jie kalba. Jie gali apie tą patį kalbėti skirtingai. Tai vat, šiame žmoguje aš tą ir pamačiau, bet aš pamačiau ją ant pačio galo, kai nusprendžiau nutraukti bendravimą su ją. Kai aš tik pamačiau, aš ir nutraukiau bendravimą su ją, nes aš mačiau, kad jau šakės. Ir aišku, aš daug dalykų pamačiau, jau va, tas dugnas, kuriame buvau, tai iki jo dar aišku reikės man papasakoti tas istorijas, bet buvau dugne, buvau ir gerai, ir jos dėka. Aš dar kažkaip galvojau, kad galbūt žmogus net nežino, ką jisai daro. Bet kaip tu gali daryti ir tai nežinant daryti? Čia man va tokie galai nesueina, arba ant tiek žmogus savanaudis ir egoistas yra, kad jisai net atsakomybės jokios nejaučia prieš kitus žmonės. Tai vat. Na, iki kito karto.